Sveiki gyvi mūsų malonūs žiūrovai, klausytojai ir mieliausioji auditorija. Su jumis Audrys Antanaitis ir tinklalaidė Slenkstis. Ir kaip visada kalbamės apie žurnalistiką, žiniasklaidą, Lietuvą ir apie tai, kas joje dedasi. Šiandien, birželio 3 dieną, mes kalbamės su ypatingu svečiu, vienu iš Lietuvos sąjūdžio kūrėjų, pirmeivių ir Lietuviškos žiniasklaidos asociacijos vadovu Gintaru Songaila. Labadiena, Gintarai. Labadiena. Pirmiausiai tai su švente. Birželio 3 iš tikrųjų yra didelė šventė, tai yra sąjūdžio gimimo diena ir sveikinu tamstą. Ačiū labai. Ir norėčiau prisiminimų iš 2026 metų. Prabėgo 38 metai. Tai yra iš tikrųjų nemenkas metų skaičius. Jaunimui tai yra istorija, mums gyva istorija, bet mes prisimename tuos metus turbūt taip pat ryškiai, kaip lyg jie būtų buvę pernai. Kas labiausiai dabar, Gintarai, tamstai yra įstrigę iš tų 88 metų? Na, tai vienybė, lietuvių vienybė. Tai tie dideli mitingai, tos akcijos, įskaitant Baltijos kelią, kuris buvo kaip ir viršūnė viso to judėjimo. Na ir tikėjimas, kad Lietuva išsivaduos. Ir tas išsivadavimas tada atrodė, kad palaipsniui vyko, bet kai pasižiūrė dabar atgal, jis įvyko labai greitai. Iš tikrųjų, sprogimas įvyko per 4 mėnesius. Nuo birželio 3 iki, iš esmės, sąjūdžio suvažiavimo dar įskaitykim į tą pabaigą sprogimo. Iš tikrųjų, Lietuva pasikeitė neatpažįstamai. Žmonės įsivadavo iš baimės, nes ta sistema represinė, kaip valdė Lietuvą, okupuotą Lietuvoje, valdė per baimę, per melą ir per baimę. Tai tiesos sakymas ir drąsa šalia mano įvardintos vienybės ir tikėjimo. Gintarai, bet skaitant Arvydo Juozaičio knygą Tikra sąjūdžio istorija, tai kaip tik atrodo, kad tos vienybės buvo tiek mažai ir jeigu ne jūs ten 5 ar 6 jaunosios, jaunimo sparno žmonės, tai galėjo ko gero ir nesusikurti judėjimas. Judėjimas galėjo ir nesusikurti, tas tiesa, nes iš tikrųjų ta jaunesnioji sąjūdžio iniciatyvinės grupės narių pusė buvo tas variklis ir vadinkim taip, sumanimo autoriai iš esmės. Na, dar čia reikėtų pridėti ir vieną kitą išsenimų, kaip čia nereikėtų ir Romualdo Ozolo užmiršti, dar vieno kito iš to vadinamo senimo. Ozolas tuo metu dar ypatingas senimas nebuvo. Kaip ir mes dabar, tik aš, pavyzdžiui, nesijaučiu jokių senimų, aš, taip sakant, save irgi kažkiek tai priskiriu prie jaunimo. Bet jūs tuo metu tai iš tikrųjų buvot labai jauni, maždaug 30-mečiai plus kažkiek. Jo, man buvo 26, už mane kiek jaunesnis buvo Alvydas Medalinskas, jam greičiausiai buvo 25, visi kiti buvo taip, apie 30. Taip, ar truputį virš 30. Tai, bet nesvarbu, kas dabar rašoma ir kaip jaučiasi kiekvienas iš dalyvių, iki sąjūdžio suvažiavimo, nepaisant amžiaus, patirties, pasaulėžiūrų skirtumo, buvo vienybė. Nes buvo Lietuva tikslas vienijantis. Manau, kad gal buvo kelios priežastys. Taip, buvo tikslas vienijantis, Lietuvos laisvė ir žmonių parama. Iš tikrųjų neįtikėtinai didžiulė parama. Ir kaip ir net ir tie, kurie gal abejojo ar baiminosi kažko, jie vis tiek
nenorėjo nuvilti to pasitikėjimo. Gintarai, o tai kas tada lėmė tokią žmonių paramą ir tokį laisvės siekį? Juk buvo praėję 50 metų. Taip pat didelė labai geros tautos dalis, ta geroji gal dalis žuvo. Buvo inteligentijos dalis išvažiavusi į užsienį pasitraukusi. Atrodo jau ir vis dėlto tauta susivienijo, pakilo ir ji buvo intelektuali, ryžtinga. Na, aš tuo metu galvojau, kad visa tauta pakilo, bet kas vėlesnė istorija parodė, kad pakilo gal koks trečdalis. To užteko. Kiti buvo arba nesuprato, kas vyksta, arba, taip, nuošaly. O tų tikrų priešų, jie buvo tokie akivaizdus, neturėjo jokios paramos, aišku, kad tai buvo okupanto, kaip sakant, nagai. Ir kiekvienas jų veiksmas tik tai dar atsisukdavo prieš juos. Tai matyt, tie okupacijos metai, represijų metai neišrovė lietuviškumo, neišrovė istorinės atminties, tėvų ir senelių pasakojimų. Tai nereikia užmiršti, kad mes sužinojom, kas iš tikrųjų vyko ne iš laikraščių, ne iš, gal ten slaptos kažkokios literatūros pasiskaityti gal pavykdavo kam, bet realiai tai daugiausiai iš tėvų. Slaptos literatūros turbūt tik tai tiems, kurie specialiai ieškojo, tai dešimtimis. Nežinau, kur nors kaimo trobos ant viršaus, taip sakant, palėpėj, dar žinai, ir visokios literatūros dar gal buvo. Gal tenai ne tiek slaptos, kiek draudžiamos. Smetoninės. Smetoninės Ir karo laikų. Ir visokios publicistikos, vadinkim. Bet ta gyvoji tradicija buvo labai svarbi. Bet svarbiausia buvo tėvų ir senelių pasakojimai. Tauta susivienijo, o paskui prasidėjo nepaprastai įdomus dalykai, bet jeigu taip žvelgiant iš šių dienų, taip ten susipyko, taip prasidėjo privatizacija, partijų kūrimasis ir taip toliau, Sąjūdis savo padarė, išėjo į tam tikrą istoriją. Ir vis dėlto, ką mes dabar turime, nes iš vienos pusės vieni sako, vaje, nieko neturime, mes esame čia tokie pat priklausomi kaip ir tada. O iš kitos pusės turime nepriklausomą demokratinę valstybę, kurioje ekonomika yra ES vidurkio lygio ir taip toliau. Kaip, Gintarai, tamsta vertini tą dabartį, kurią Sąjūdis pradėjo? Pirmiausia, aš nesu iš tų, kur rožinėmis spalvomis įsivaizdavau, kad mes čia per kelis metus tapsime Švedija. Taip, atsimenu tą mitą. Bet matyt, didelė dalis žmonių buvo. Buvo ir tų, kur Sąjūdyje dalyvavo, nes kaip materialios, vakarietiškos kultūros buvo, kaip čia pasakyti, įkvėpti, nežinau, ten sunku pasakyti, sužavėti, bet ar ten muzika, ar ten džinsai, ar ten dar kas nors. Kaip ir ta vakarietiškas gyvenimo būdas buvo kaip ir daliai žmonių svajonė. Taip, vis tiek tai laisvos visuomenės idealai, kur kiekvienas žmogus gali pasirinkti, turi laisvę tvarkyti savo gyvenimą. Ir galim sakyti, kad tą mes pasiekėm, mes įsiliejom į vakarus, bet svarbiausia, mes atkūrėme savo valstybę, konstitucinę, demokratinę santvarką ir, kaip čia pasakyti, puoselėjome. Aišku, dabar mes matome tokį degradacijos kažkokį tai etapą, vadinkim, tarpsnį, kai tai, kas Sąjūdžio metais buvo vertybės, dabartinio valdančiojo elito jau daugiau kaip 10 metų yra stumiama į šalį, trypiama. Tai lietuvių kalbos konstitucinis statusas,
tai šeimos vertybės, na ir pagaliau ir žiniasklaidos ar žodžio laisvės principai, kur iš tikrųjų, jeigu mes palyginsim, kas dar prieš 14 metų buvo ir kas yra jau dabar, tai mes slenkam ne tą kryptim. Mes matom, kaip atsiranda tokie įstatymų paketai, kaip, vadinkime, kovos su dezinformacija paketas, kur iš esmės yra cenzūros ir represijų ir tironijos įrankis, grįžimas prie sovietinių valdymo metodų. Kaip nekeista, ratas apsisuko ir blogiausia, kad savo rankomis, vadinkite taip, mūsų pačių išrinkti politikai, 72 Seimo nariai balsavo už patekimą šito įstatymo projektą, kur, nežinau, Sąjūdžio metais, tai būtų mums sukėlęs šiurpą, ta prasme, kad mes beje organizavom mitingus, kad aukščiausios tarybos prezidiumas nepriimtų nutarimo dėl mitingų ir demonstracijų laisvės. Tai vos mūsų ten nesutriuškino, kaip ir specialiosios pajėgos. Bet, tai mesgi supratome, kad tai yra būtina sąlyga laisvė, pilietinės laisvės, įskaitant informacijos laisvę. Atsimenat, kaip boikotavom Tiesą, kaip komunistų partijos laikraštį Tiesą, reiškia. Tai kaip apskritai staiga pasipylė laisvos žiniasklaidos srautas kiekvienam rajone, žmonės leido, sąjūdininkai iš esmės leido laikraščius, kaip mūsų laikraščiai buvo verčiami arba buvo spausdinami į kitas kalbas ir buvom kaip ir revoliucijos eksportas į visą tuometinę Sovietų sąjungą. Tai tada buvo principas viešumas, ar ne? Viešumas, suverenumas, viešumas, demokratija. Tai dabar į visus tris kesinasi. Į suverenumą. Nuo 14 metų iš esmės Konstitucinis teismas įvykdė perversmą, kaip nusprendė, kad jeigu iki tol Konstitucija buvo aukščiau visko, pas Konstitucinis teismas tokią doktriną buvo priėmęs. Jis taiga ją pakeitė, kad jeigu iš Europos Sąjungos sutarčių išplaukia kažkas kita, tai Konstitucija yra žemiau. Mes vienintelė Europos Sąjungos valstybė narė, kuri padarė tokį žingsnį, kad mūsų pačių konstitucija žemiau Europos teisės. Net jeigu tai ir būtų tikra Europos teisė, bet šiuo atveju tai, sakykime, tas konfliktas kilo dėl, tuo metu norėjo tą eurą įvesti ir mosavo sutartims Europos Sąjungą. Bet juk melavo, kad Lietuva gali pasirinkti, kada ji nori, kada ji nenori, kada gali, kada pasiruošus, kada nepasiruošus. Švedija tokia pat sutartį turi. Iki šiol to euro neįsivedė. Dėl ko? Dėl to, kad įvyko referendumas ir nusprendė piliečiai kitaip ir nebeįsives jie to euro. Bet pragyvens. Ne tik, kad pragyvens. Danija, ten sutartis kitokia, bet o Vyriausia rinkimų komisija neleido referendumo, nes jau rodė apklausos, kad 2/3 piliečių nepritarė. Ir tada administracinis teismas kreipėsi į Konstitucinį teismą ir Konstitucinis teismas nusprendė, kaip ir dabar svarsto. Tokia pat analogija, kad kaip toks siūlymas neįvesti euro prieštarautų Konstitucijai. Kodėl? Todėl, kad išplaukia iš atseit sutarties Europos Sąjungos. Tai dabar sako, negalime mes daryti referendumo dėl šeimos apibrėžimo. Nes tas prieštarautų kažkam tai ten Europos Sąjungoje. Bet ar šitie dalykai, Gintarai, paneigia Lietuvos valstybę? Tai pridarėme klaidų. Suverenumą paneigia. Tarsime, išdavė, Konstitucinis teismas išdavė ir peržengė tautos suverenumą, patys uzurpavo kaip suvereno teisės. Pripažįstame, kad tai yra, sakykime, minusai didžiuliai, bet valstybė egzistuoja. Demokratija kreiva, šleiva egzistuoja. Mes vis dėlto galbūt neturime
galime neturėti išėjimo į plačiąją viešumą, bet niekas mums negali uždrausti va čia šnekėti ir niekas mūsų turbūt nesuims gatvėje. Jeigu priims šitą įstatymo projektą, kuris buvo pateiktas, tai Aš gal ir palaukit. Tai dabartinis žurnalistų etikos inspektorius turės galę ištrinti jūsų čia, taip sakant, laidą, o gal ir visą jūsų, taip sakant, kanalą, dėl to, kad jeigu nustatys, kad tai yra dezinformacija. O apibrėžimas dezinformacijos, toks, kad jame viskas telpa. O tai kur vis dėlto, kada prasidėjo, tai mes galime pasakyti, dar aukščiausiojoje taryboje prasidėjo keisti procesai. Bet atrodo, visą laiką jie buvo keisti, bet valstybė išliko štai tiek metų. 35 metai valstybė gyvuoja, slinkdama žemyn ir vis tiek nenuslenka. Matyt, vis dėlto turtai, gelmė ir stiprybė yra begaliniai. Galim save guosti, kad iš tikrųjų tos jėgos ir lietuvybės, ir patriotizmo, tautiškumo yra. Ir apklausos tą patį rodo, sakykime, dėl lietuvių kalbos. Maždaug 80% pasisako, kad negalima daryti jokių nuolaidų dėl valstybinės kalbos. Ir čia jau dešimtmečiai tas vyksta. Ir kai galvoja, kad čia tik lietuviai, netiesa, pusė tautinių mažumų atstovų tą patį sako. Jokių nuolaidų dėl valstybinės kalbos. Bet žiūrėkit, kaip čia taip, arba tai sąmoningumo, ar atminties, ar aktyvumo, aš nežinau, ko trūksta, bet politinis elitas orientuojasi į tos 20%, kuriems viskas dzin. Kuriems tos valstybės realiai ne tik, kad nereikia, bet kurie nori ištirpti tam globaliam pasauly, savo asmeninės kažkokios tai naudos pagrindų turbūt. Tai tas globalizmas, tai nėra, kad jie tarnauja tam 20% piliečių, jie tarnauja, matyt, išoriniam kažkokiam tai jėgom. Ir aš galvoju, kad gal nereikėtų guostis, kad mes jau tokie stiprus ir kad mes, gal atvirkščiai, reikėtų labai susirūpinti, kad tos valstybės mes galim netekti. Gintarai, bet tamsta istorija puikiai žinai, 40 metais, kai ateina sovietų armija su tankais atvažiuoja, dalis tautos vis dėlto ją sveikina. Dalis sveikina, dalis irgi sako, Smetonos režimas supuvęs. Ir tada nebuvo tokios visiškai vienybės. Tačiau, jeigu dabar kas nors kiltų, aš beveik neabejoju, kad tauta susivienytų, nes ji vis dėlto, kaip išdykęs vaikas, suvokia, kad čia yra mūsų namai. Lietuva yra čia. Net ir tie patys leftistiškiausi, ko gero, eitų, gal ginti ir neitų, bet vis dėlto nebendradarbiautų su okupantais. 5%, 10%, kaip visur ir visada. Aš sutinku, kad dauguma ir tų leftistų gal nebendradarbiautų, bet dalis tų, kur šiandien mušasi į krūtinę, kokie jie yra patriotai, jie labai greitai pradėtų apsiverstų ir pradėtų bendradarbiauti. Čia jau taip yra. Ir čia iliuzija, sakykime, yra tų vadinamų, kaip ir vatnikų tokia iliuzija, kad jeigu jie, reiškia, ten savo prorusiškumą kažkaip demonstruos, tai kada nors ten ta didžioji, stiprioji, galingoji Rusija atsižvelgs į juos, jiems tas kažkaip atsipirks. Nieko panašaus, tai yra naivumas. Pirmas dalykas nuo to, ką jie čia šneka, ar kaip jie ten, sakykime, nekorektiškai elgėsi dėl karo Ukrainoje, kur aiškiai yra agresija, aišku, kas yra auka. Nesvarbu, ką kalbėtų. Tai jeigu jau bus nuspręsta, sakykime, Kremliuje, kad reikia mūsų okupuoti, tai tas bus daroma, ta mašina ant mūsų užeis. Ir tie, kurie buvo lojalūs, jie bus taikinys. Tai jeigu dalis iš jų gali pereiti į okupanto pusę, kaip visada būna. Kaip aš nežinau, ar tokie žaidimai prie ko nors gero prives, kad mes savęs nestiprinam, kad mes savo istorinės atminties, savo piliečių vienybės, pasitikėjimo
valstybę, jos institucijomis, nestiprinam, o čia tai yra didžiulė strateginė klaida. Nes jeigu ir tokių žmonių atsiras, aš kaip ir tu irgi tikiu, kad jų atsiras ir jų bus daug, tai klausimas, ar mes būsim tinkamai pasirengę. Ir klausimas, ar to užteks, kad mes apsigintumėm. Tai dabar kažkokia dvi mąstysena, kaip pagal Orvelą. Reiškia, tik Ukrainai reikalingas ukrainietiškumas, jų valstybė tautinė, jų kultūra, o mums čia Lietuvoje jos tarsi nereikia. Ten reikia padėti jiems apginti savo savastį, o čia Lietuvoje mums nereikia savo savasties apginti. Čia, aš tai net nesuvokiu kartais, kaip žmonių smegenyse tie du dalykai išsiskiria, kaip jie gali vienu atveju mąstyti vienaip, kitu atveju kitaip. Galbūt tas pokytis ir perėjimas iš lagerio į vartotojišką vakarų pasaulį vis dėlto vienos kartos vertybinius orientyrus sutrukdė. Čia dar viena bėda. Tai iš tikrųjų, ta jaunoji karta, ten daug visko yra ir gero, ir gražių žmonių daug. Ir nėra kaip jų kaltinti, kad jie kažko nežino ar kad kažkaip kitaip pasaulį suvokia. Kas į juos įdėta, tą jie turi. Taip, tai dėja, mes vėl patys kalti. Mūsų karta kalta, kad tokia švietimo sistema buvo ir kad mes vėl savęs nestipriname. Tai mes galime jausti moralinį pasitenkinimą, kad aktyviai dalyvavom Lietuvos išlaisvinime, įsivadavime. Bet taip pat reikėtų pasižiūrėti savikritiškai, kad mes užleidom ant galvos tokią sistemą, kur silpnina Lietuvą. Pradedant nuo švietimo sistemos. Bet nebuvo lengva tą sistemą tikrą visą apimančią ir logišką sukurti. Kiek aš prisimenu, mes graibėmės iš įvairių šalių po kažkokį fragmentą. Tautinės mokyklos buvo idėja, kuri taip ir nebuvo įgyvendinta. Taip ir nebuvo įgyvendinta, dėl to, kad būtent tą ir noriu pasakyti, tai iš Švedijos paimam, tai iš Suomijos, tai ten pamokos taip, tai ten taip. Ir štai prasideda. Nemanau, kad pagrindinė klaida buvo, jeigu, pavyzdžiui, būtume pasiėmę iš Suomijos, būtų labai gerai, bet mes pasiėmėm. Fragmentus ėmėm, taip, kurie kažkam patogus buvo. Nežinau, ar kam patogus, bet tikrai sisteminio tokio požiūrio pritrūko ir tikslo. Bet tautinės mokyklos idėja, jinai labai greit pasidarė nemadinga, jinai net nebuvo pradėta įgyvendinti. Aš atsimenu, kaip ir tautiškumo idėja, lietuviškumo idėja pasidarė labai greit nemadinga, keiksmažodžių pasidarė. Nors tai buvo sąjūdžio pagrindas. Tautoj nepasidarė keiksmažodžių, bet pasidarė tokio viešo diskurso. Žodžio patriotizmas mes negirdėjom be ne 30 metų oficialiojoj erdvėje. Patriotizmas gal mes ir girdėjom, bet kad jau iš tautiškumo buvo kaip ir padaryta kaliausė, ta prasme, mėginama padaryti kaliausė, kad koks tai reiškia keiksmažodis, nacizmas beveik. Taip? Tai čia taip. Ir dar dabar tą stebime. Dabar 26 metai. Tai tas linkimas, ką galima prognozuoti? Ar tas linkimas dar tęsis ir ar jis iš tikrųjų katastrofiškas, ar vis dėlto demokratijoje ir turi būti begalinė visko įvairovė, neperžengiant tam tikros ribos, kaip čia tarp dviejų stalų. Bet dabar mes matome, kad stengiamasi panaikinti tą įvairovę. Reiškia, vienos tik tai ideologijos monopoliją stengiamasi įvesti. Ir kaip nekeisti, tai yra liberalizmas. Tai va čia keisčiausia. Reiškia, liberal-fašistai. Tie, kurie leisti įvairovę. Jo. Jie leidžia dabar pritarimo įvairovę. Jo, ir ta panaikinimo kultūra visa, kad tie, kurie neįtinka, jos kažkaip reikia represuoti, nes jie neteisingas nuomonės reiškia, kur nuomonių laisvė ir įvairovė šitoj vietoj. Staiga tie didžiausi liberalai pasidaro didžiausiais tironais. Jie iš tikrųjų neturėtų teisę save vadinti liberalais, tai yra apgavystė. Dėl vardų tai taip, čia iš viso ypač politikoje mes turime keistų tų reiškinių. Bet apibendrinant pokalbį apie Sąjūdžio gimtadienį, tai vis dėlto, Gintarai Tamstai, šventė, šiandien vis tiek gali savo pasakyti, aš švenčiu, Birželio 3 man šventė, mes savo padarėme. Dar kartą grįžtų, laisvą Lietuvą turim, valstybę turim. Aš švenčiu, bet šventinės nuotaikos nėra.
Tarsi, nesi tu vienas pats. Nu gerai, šeima švenčia, aplinka artimiausia švenčia, taip. Bet kiekvienas žmogus gyvena, šiuo atveju mes gyvenam Lietuvoje, mes gyvenam savo, kaip sakai, šaly. Ir va tos šventiškos nuotaikos nesijaučia atvirkščiai. Kasdienybė. Gerai, kad būtų kasdienybė, tik. Bet toks, nežinau, kažkoks savinaika. Gražu, kad ten premjerė pasveikino, matyti iš patarėjų kažkas taip patarė, dar yra žmonių, kur prisimena Sąjūdį. Gal jį ir pati nuoširdžiai pasveikino, aš neatmetu to, bet tai ar to užtenka? Iš vis istorinės atminties politika, jeigu kalbėt vėl apie politiką, tai yra atmintinų dienų minėjimas, taip, tai yra mėginimas tos istorinės atminties kažkaip perteikti, grąžinti, atsiminti, į apyvartą viešosios erdvės įvesti. Ir ką mes dabar matom? Mes matom tylą arba paniką. Tyla geriausiu atveju, panieka blogesniu. Jo, kartais tai yra nesąmoningai, kartais, nežinau, kažkokios tai visuomenės grupės dirba tikslingai tą kryptim. Nežinau, bet mes atrodo, kad imuniteto vis dėlto neturim. Su to atsparumu kažkas. Bet vis dėlto gal gerai, kad demokratijoje gyvenam, nes aš prisimindamas 1000-metę Lietuvos valstybės istoriją galvoju, kad turim. Nes net neturėdami didžioji kunigaikštystė kalbos lietuvių valstybinės. Ir tai išgyvenome. Gintarai, baigiant va šitą fragmentą, 2 klausimai. Sporto rūmų situacija, kaip tamsta vertini? Aš manau, kad tai kultūros paveldo objektas ir jis turėtų būti saugomas. Jeigu kažkokios rekonstrukcijos vyktų, tai turėtų vykti taip, kad išsaugoti tą įvaizdį, kuris buvo, ir įprasminti, vėlgi prisimenant gal neseną dar istoriją ir kartu kažkokią tai funkciją suteikti. Tai funkcija bando suteikti muziejaus, tarkime, arba kongresų rūmų? Gerai, reikėtų pagalvoti, ir kongresų rūmų, ir muziejaus koncepcijos nėra nesuderinamos. Rūmai dideli. Rūmai dideli, taip. Ir kažkokie renginiai ten galėtų vykti prasmingi ir tų pokalbių, kurių trūksta, iš tikrųjų tautoje galėtų ten vykti. Ir aš manau, kad taip ir atsitiks, nepaisant ten kitų visokių planų. Ir tada klausimas dėl Sąjūdžio istorijos. Šitiek metų mes kalbame, kad nepaprastai sunku parašyti Sąjūdžio istoriją. Dabar Juozaitis tą daro. Kur čia pakastas, kur čia priežastis yra, kad Sąjūdžio istoriją taip sunku parašyti? Ar dėl to, kad dar gyvi žmonės? Iš vienos pusės taip, kad dar gyvi žmonės ir jie skirtingai prisimena. Bet čia gerai. Kol dar gyvi, turėtų būti rinkti. Taip. Iš kitos pusės yra politinė tokia problema, kad buvo stengiamasi vieną tokią liniją vesti, kad Sąjūdis lygų Landsbergis, kad tarsi Sąjūdis sukūrė Landsbergis, nepriklausomybę pasiekė Landsbergis. Aš čia utriruoju, bet tarsi viskas tai yra vienos mens nuopelnas. Ir reikia pripažinti, kad įsijauti ir pats profesorius į tokį vaidmenį. Patriarcho. Jo, patriarcho vaidmenį. Jis galėjo būti patriarchas, kaip sakykime, ten Havelas Čekijai, bet jis jo netapo, čia atskira tema. Bet viskas, ką darė Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, visas ta revoliucija, tas perversmas, kur vyko nuo birželio iki spalio mėnesį, kur iš tikrųjų visi svarbiausi pokyčiai įvyko, buvo stengiamasi ištrinti iš atminties.
nes, kaip ir ten visi buvo lygus, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai buvo lygus, jie buvo lygus ir iki lapkričių dar. Tai ir visų indėlis buvo ten. Sunku dabar išmatuot, koks ten kieno didesnis ar mažesnis, bet kiek kas galėjo, tas prisidėjo. Ir ne tik Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai, tai čiagi tik tai dalis Sąjūdžio. Tai kiekvienas sąjūdininkas jautė atsakomybę iš vidaus, kur jis turi būti, ką jis turi daryti ir siekiant bendro tikslo. Tai va šitą buvo mėginama kažkaip tai išbraukti, netgi profesorius pavadino visus kitus Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narius, beveik visus, kurie mokslo akademijoje rengė prisiminimų vakarą, antisąjūdžiu. Tai reiškia, tada aš neištvėriau ir parašiau ciklą straipsnių, bet Juozaičio knygos, ten irgi galima išvelgti visokių subjektyvumų, bet kaip čia nuopelnas yra tas, kad šitą monopoliją, vieno asmens monopoliją, labai aiškiai sugriauna. Ir kaip ir vėl grįžtama prie tos tikrosios Sąjūdžio istorijos, kuri buvo, ir ją galima žvelgti skirtingų žmonių akimis, bet ji vis dėlto buvo ne tokia, kaip mėginama dabar per tą pačią švietimo sistemą pateikti. Bet keista žmonių atmintis vis dėlto. Kaip ten bebūtų, bet Dailininkų sąjungoje balandžio 20 pranešimą ne Landsbergis skaitė, o Arvydas Juozaitis. Landsbergis birželio 3 išvis buvo atsitiktinai atėjęs ir išėjo, pasakęs kalbelę. O taip, dar prieš Sąjūdį vyko procesai, kurie atvedė iki birželio 3 dienos. Negalima sakyti, kad ir profesorius nedalyvavo, jisai kartais ten pasakydavo vieną kitą žodį, ten, pavyzdžiui, profesinis idiotizmas ar dar tokių visokių sarkastiškų posakių pasisakydavo viešai, bet negali sakyti, kad tie žmonės, kurie atėjo birželio 3 ir kaip galbūt atsitiktinai buvo išrinkti, galbūt, kaip čia pasakyti, jam buvo netikėtumas kai kuriem, netgi nemažai daliai. Tai negali sakyti, kad jie nepadarė savo gero darbo. Jie padarė visi savo gerą darbą. Iš tikrųjų labai daug nuopelnų turi ir profesorius Landsbergis, bet negalima visko, reiškia, suversti. Čia ne tik apie nuopelnus, čia apie tiesą. Tai kai mes dar prisimenam, kaip iš tikrųjų buvo, tai dar yra laikas apie tai pasakoti, nes kai žmonės liks tik tie, kurie nieko apie tai nežino, tada... Tada prasidėsime kitų mitų kūrimas, tai tada dar vienas klausimas, Gintarai, o Tamsta pats parašai tokius atsiminimus. Ir ar visi to jaunojo sparno bendra žygiai yra parašę? Jeigu ne, kodėl? Aš tai parašiau ne atsiminimus, bet knygą parašiau apie Kazimierą Uoką, signatarą Kazimierą Uoką, gavosi stora ir ji netokia gal populiari, netokia gal provokuojanti ta knyga, bet mano buvo daugiau toks mokslinis požiūris. Kad atstatyti tikrovę. Bet kaip po veikėjo, kuris pats aktyviai dalyvavo. Taip, ir apie kurį negali papasakoti, nepapasakojęs apie tai, kas vyko. Ir tokiu būdu papasakoji apie tai, kas vyko per to žmogaus dalyvavimą. Aš turiu galvoje, ką kitą. Aš turiu galvoje, kad Tamsta pats dalyvavai tam procese, buvai pradžioje ir reikia tą aprašyti. Iš savo pozicijų. Aš visokių atsiminimų spaudoje, pasisakymų esu pasakęs. Apie sausio 13, pavyzdžiui, ten įdomi buvo istorija. Kas juos surinks? Aš kalbu jau apie monumentalų darbą. Aš supratau šitą priekaištą kaip pasiūlymą. Taip, anksčiau ir vėliau tą padarysiu. Taip. Laikas bėga dėl to, kol atmintis. Nes aš matau, kaip mūsų... Bet tai bus irgi labai subjektyvu. Geriau subjektyvu. Aš tikrai suprantu, skaičiau Juozaičio knygos pirmą tomą, tikrai subjektyvu. Žinau, kaip jisai sunkiai renka medžiagą. Jo, jis labai įdėjo daug
pastangų į atkūrimą to, kaip iš tikrųjų viskas vyko, nes mūsų atmintis yra vis dėlto, dažnai klysta. Daug laiko prabėgo, bet to. Taip, ir kaip mes atsimenam, mes galbūt ir tada įspūdį kažkokį neteisingą susidarėm, kaip viskas vyko. Tai su tiesa tai dėja ne visada sutampa. Ir jis tikrai labai daug įdėjo. Jis yra archyvuose, dokumentuose, žmonių, dar tų, kur prisimena, kalbino. Jisai visą tą panaudojo, jis padarė milžinišką darbą ir čia neįtikėtinos energijos ir atkaklumo reikėjo. Ir tas matosi ir tas yra labai vertinga. Kitas dalykas, jo interpretacijos. Ta prasme, reikia ir žiūrėti kaip interpretacijas, bet jau galima pasitikėti kaip pačiais faktais, kuris pateikia. Tai... Mano galva tai yra labai sąžiningas žmogus, kadangi aš jį nuo anų laikų pažįstu ir tikrai esu įsitikinęs, kad jis yra vienas iš trijų, tai jis tikrai yra, kuris pradėjo. Tuo metu vasarą, kai buvo tas roko maršas, iš esmės jis buvo veidas. Taip. Jis buvo Sąjūdžio veidas. Jis buvo toks realus Sąjūdžio lyderis. Ir kai buvo dar labai pavojinga ir kai iš tikrųjų tai reikėjo suvokti, ką daryti ir kai Sąjūdžio žinias reikėjo leisti. Na taip, čia nuo... Ir kaip vėliavą reikėjo iškelti. Ir kaip vėliavą reikėjo iškelti. Taip, kad iš tikrųjų tai čia yra nepaprastai vertingi dalykai, tegul jie būna subjektyvūs. Tai dėl to aš labai raginčiau visus tuos, kurie gali dabar parašyti knygas apie savo veiklą ir apie Sąjūdžio pradžią tą padarytų. Visi bus subjektyvūs. Ir Tamsta taip. Bet aš Tamstą prisimenu dar iš Talkos klubo. Aš irgi prisimenu Tamstą iš Talkos klubo. Tai va, o dabar pereikime tada prie Lietuviškos žiniasklaidos asociacijos. Jai greit metai. Liepos mėnesį, man atrodo, yra įsikūrusi jinai, greit metai. Kodėl jos šiandien reikėjo? Dėl to, ką mes prieš tai kalbėjom apie mėginimus užgniaužti informacijos laisvę, žodžio laisvę. Ir tai pasireiškia ir konkrečiai per puolimą, kaip čia pavadinti, nepalankių, politiniai sistemai nepalankių žiniasklaidos priemonių, žiniasklaidos įmonių. Mes galime labai skirtingai vertinti ten ir laidas, ir tą žiniasklaidą, kuri yra vadinama alternatyvi žiniasklaida, bet yra fundamentali konstitucinė laisvė, teisė, ta pati nuomonių laisvė. Tai aš galiu su tavo nuomonė nesutikti, bet aš padarysiu viską, kad tu turėtum teisę ją pareikšti. Taip. Tai ir yra žodžio laisvė, tikroji. Taip. Tai dėl jos šiandien reikia kovoti. Ne tik tai dėl išgyvenimo tos alternatyvios žiniasklaidos, kuri ir yra šitos Lietuviškos žiniasklaidos asociacijos nariai, bet ir dėl bendro gėrio. Bet Gintarai, tą terminą alternatyvi, ar jį reikėtų vartoti, nes man nėra alternatyvios geresnės ar blogos, nes visi turi teisę egzistuoti vienodomis sąlygomis, išskyrus nacionalinį transliuotoją, kuris iš biudžeto finansuojamas ir turėtų vykdyti tam tikrą valstybės užsakymą už tos pinigus. Taip. Bet visi kiti yra vienodas teisės turi, kurie čia alternatyvūs. Nepaslaptis, kad tas vadinamas mainstreamas, tos pagrindinės žiniasklaidos priemonės, jos pučia į vieną dūdą. Reikėtų paanalizuoti, kodėl taip susidarė ir kas tą nulėmė, turbūt gal taip susikaupė tokia srovė. Tai ir dėl to, kas tai srovė prieštarauja, yra kaip ir alternatyva. Ir tos alternatyvos beje piliečiai pasigenda ir kai jie pamato, kur jie gali surasti ir tada ten auga auditorijos ir tada tie, vadinkim, vyraujantis labai dėl to, kaip ir galbūt išgyvena, pyksta ir jie dėl to taip puola.
Bet aš sutinku, kad žodis alternatyvi yra kaip ir prastas terminas. Tik aš nesugalvoju koks geresnis. Nes laisvoji žiniasklaida yra visas žiniasklaida yra laisvoji, net ir LRT. Taip. Nu, nelaisva nuo savo direktorės, bet šiaip lyg ir laisva. Pinigų, ir nuo pinigų nelaisva. Tai ten visą LRT, sakau, atskiri reikalai. Bet taip ir laisva, tai laisvoji, visa nepriklausoma. Taip, vėl išskyrus gal LRT. Tai, nu, kuri norėtų būti gal nepriklausoma. Kitaip tariant, jinai laisva tol, kol nėra griežtos politinės cenzūros. Ekonominė cenzūra tai yra visose šalyse, net ir pačiose laisviausiose. Ekonominė cenzūra priklausai nuo reklamos, nuo turinio užsakytojų, jeigu pasižymi, ir nuo valstybės paramos. Nepaslaptis, kad mes galvom, kad čia tik Lietuvoje tokios tendencijos. Tos tendencijos yra ir visur kitur. Ir visose demokratinėse vadinamose valstybėse yra tos tendencijos. Na, bet mes pastebime, kad Lietuvoje vis tas įrankis dažniau naudojamas būtent ir ekonominio spaudimo. Ir čia tos garsios bylos, kur didžiulės sumos buvo didesnės negu žmogaus nužudymą, kompensacija, kad sumoka. Tai neįtikėtina. Ir atmetimas kasacinių skundų aukščiausiam teisme. Net tai teisinės visos sistemos, tai gaunasi, kad jau ne tik šiaip valstybės institucijos, bet ir teismai nukreipiami prieš konstitucinės vertybės. Aš nesakau, kad visi teismai, ne visi teisėjai, bet mes tą pastebim. O ar galima išnaudoti ES mechanizmui apginti šitai žodžio laisvės daliai? Aš manau, kad ne tik galima, bet ir reikia naudoti visus prieinamus instrumentus, bet taip pat nereikia vėl užsidėti rožinių akinių. Mesgi matėm, kad Europos parlamente, nežinau, ten kiek labai mažai balsų pritrūko, kad būtų priėmę įstatymą, reglamentą, kad kontroliuotų visus pokalbius internetinėje erdvėje. Tai iki Kinijos vienas žingsnis, tai plius tos visos cenzūros ar represijos tokios struktūros, jos iš dalies yra, kaip jos gyvena iš ko? Iš dalies iš ES pinigų. Taip, kad čia nepasakyčiau. Aišku, kaip ir Sąjūdžio laikais, viešinimas, tiesos sakymas yra ginklas. Ir korupcijos tokius, ir kaip ir neteisėtą panaudojimą institucijų galios, pinigų galios, reikia demaskuoti. Bet tada, Gintarai, klausimas, sakykime, kai reikia pasiekti savo politinių tikslų, tai, viena pusė imasi ir Venecijos komisijai rašo ir formuluoja paklausimus ir kažkokį turinį įdeda į tos klausimus, tai galbūt tą patį mechanizmą reikia ir šiuo atveju. Venecijos komisijai, Europos parlamentai, ar neatsiranda europarlamentarų, tarkime, ne vien tik tai Žalimas galėtųgi kreiptis tenai, o ir kažkokie kiti Europos parlamentarai, kurie gintų laisvą žodį. Atsiranda, bet tai yra opozicija. Ir taip, iš tikrųjų, čia vienas iš kelių yra viešinti ne tik Lietuvoje tos faktus. Mes tą darome, mes ir kreipiamės į Europos parlamentą, Europos komisiją, mes tą darom. Mūsų asociacijos nariai praneša apie tai, apie tos faktus, tik tiek, kad gerklė per maža. Dėl to tai yra alternatyvi žiniasklaida, gerklė didesnė yra ten, kur reikia kitaip. Na gerai, sakykime, ar galbūt galima galvoti apie tai, kad Lietuvos žurnalistika, žiniasklaida galėtų vis dėlto vienaip ar kitaip burtis ir vienytis, nes mes ką dabar matome? Nacionalinis transliuotojas yra atskira respublika visiškai ir su ja susiję dar keletas tokių stambių žiniasklaidos priemonių, dėl to labai kovoja, kad galėtų... Ir partijų. Taip, bet čia, sakykime, aš kalbu apie žiniasklaidos priemonės ir kovojama, kad būtų leistos tam tikros sąsajos. Bet visa likusi Lietuvos žurnalistikos dalis niekaip nesusijusi ir jinai tyli ir jokių mitingų nerengė ir liko nuo šalyje.
tai jinai tokia pasyvi šiandieną ir neišnaudota. Nu, tai čia tas pasyvumas, dėl ko mes turime apskritai tą rezultatą tokį, kokį turime dabar. Nes tu tyli, apskritai dėl mūsų padėties valstybėje. Taip. O šiaip dar ne taip senai, prieš 15 metų, dar žiniasklaidos įmonės ar didelis, ar mažos, ar leidėjai, vadinkim taip, susivienydavo, kai iškildavo grėsmė informacijos laisvei. Taip. Ką mes matom dabar. Tai kur priežastis, kodėl nesusivienyje? Pats atsakei teisingai, pinigai. Patogu taip gyventi ir plus galvoja, kad jiems tas negrėsia. Čia yra iliuzija. Tai va čia yra vienas iš Čia yra iliuzijų, dalykų, nes tas tikrai gali puikiausiai atsisukti prieš bet ką. Ir atsisuks, nes kai, dėl valdžios ko tik nepadarys. Ir šiaip praleidžiama pro ausis tokie išsireiškimai, kad prieš rinkimus gal iš vis Lietuvoje reikėtų uždaryti socialinius tinklus. Tai sako viešai žinomi žurnalistai, mums visiems žinomi žurnalistai, sako, reiškia veikėjai, sako, kad tam, kad nugalėtų teisinga partija, reikia, reiškia, matyti. Ir ką jie pamiršta, kad tai čia vienas žingsnis jau į Rusiją, nes į Rusijos sistemą, kad, ir tai jie dar neuždaro tų socialinių tinklų, tik tai po truputį uždarinėja. Tai kas atsitiko? Pasirodo, demokratinio mąstymo, tokio, reiškia, demokratinės šalies instinktų nėra pas žurnalistus. Pas dalį žurnalistų. Pas dalį žurnalistų, kurie yra privilegijuoti, kurie turi įtaką visuomeniai, kurie, autoritetai žurnalistikos. Tai kaip teisingai pasakėjai, priimu tą priekaištą, kad tikrai mums dar reikėtų kažką rimtai susiimti ir nuveikti, kad pakovoti. Bet tas pats ir apie žurnalistiką. Tai apie žurnalistų sąjungą tas pats. Tai reikėtų kažkaip pakovoti dėl dabar, kas vyksta, tai yra diskreditacija žurnalistikos. Tarp kitko, mes vis dėlto vieną projektą įgyvendinom. Mes dalyvavome Seimo sudarytoje darbo grupėje LRT įstatymo pataisoms rengti. Tai nebuvo lengva, tai buvo savotiškai, sakykime, geras, svarbus darbas, įstatymo pataisos pateiktos, priimtos ir netokios jau blogos. Jeigu mes nebūtume dalyvavę, nežinia, kuo ten viskas būtų. Ne, tai taip, vėl mes grįžtam prie sąjūdžio principo, kad aš nenoriu supeikti, aš sakau, kad ką kiekvienas gali, tą daro. Mūsų neprileido į tą darbo grupę. Tai jūs šiuo atveju matyt, kaip ir žiūrima jūs kaip į lojalesnius, tai valdančiai grupiai. Nesu tikras, ar ten kai kurių nuostatų, kurių atsisakė, ar tai žingsnis pirmin ar atgal. Tai pavyzdžiui, juk tai visą laiką nuo nacionalinio radio televizijos įstatymo priėmimo buvo norma, kad turi būti sudaryta sutartis su vyriausybė. Ir staiga pradėjo rėkti. Kur čia? Kur buvo visi politikai, visos kadencijos, kad turtą naudoja valstybės šitą televiziją be sutarties. Nors įstatymė buvo visą laiką norma, kad tokia sutartis turi būti sudaryta. Ir vietoj to, kad apginti šitą principą, faktiškai dabar klausimas, ar ta sutartis bus. Ne, tai nesakau, kad pataisos tobulos, bet žingsnis į priekį yra padarytas. Šiuo atveju žingsnis atgal. Šiuo atveju taip, kitais atvejais žingsnis į priekį. Dėl balsavimo, kvorumo prieš šitą kadenciją buvo, tai konservatorių valdančioji dauguma pakeitė į 2/3. Taip. Tai aišku, čia yra viešosios komunikacijos klaidos. Ne, tai prieš rinkimus pakeitė, gerai, bet tai reikėjo ir komunikuoti taip, kad atstatysim tai, kas buvo sugadinta konservatorių. Taip. Tai ir kur čia yra kova dėl kažkokios tai laisvės. O jie kaip komunikavo? Jie komunikavo, tai čia Garbačiauskaitė čia būtų pagrindinė problema. Taktinių klaidų sutinku. Jo, bet ant galo
net ir šitos klaidos neištaisė. Buvo slaptas balsavimas, dabar neaišku, koks bus. Pasirinkti galės. Nu, galės pasirinkti, bet pasirinks atvirai. Tai taip, kad aš manau, kad žingsnis, lyginant su to, kas buvo iki konservatorių, tai žingsnis atgal akivaizdus. Lyginant iki to, kas buvo taip, bet koks siekis buvo parodyti, kad Seimas iš viso nieko negali padaryti. Ir kad visuomeninis transliuotojas yra atskira respublika ir mums nusišvilpti. Štai šitas principas buvo paneigtas. Atsiprašau, kad taip pajuokausiu negražiai, kad kas pakels šuns uodegą, jeigu ne jis pats, bet tai šiuo atveju jūs dalyvavote tose procesuose, jums geriau matyti. Bet tas požiūris į Seimą, jūs čia kaip ir Seimo garbę tarsi apginėt, ar parlamentinės respublikos garbę. Tai sakykime, šitas tikslesnis. Jo, bet mes matom degradaciją tos parlamentinės respublikos daug metų ir nežinau, kaip taip atsitinka, kad neužtenka Seimo nariams kažkokio tai stuburo, nežinau, vyriškumo, ko neužtenka, kad vieną kartą pasidaryti iš tikrųjų svarbiausią valstybės instituciją, kad nesišluostytų kojas visi, o kad, kaip Lenkijoje, tai pagal mūsų konstituciją, tai svarbiausia valstybės institucija. Tai centras, kur priimami svarbiausi valstybės sprendimai. Taip. Atitinkamai ir elgtis turėtų ir pats Seimas, ir to Seimo atžvilgiu. Ir politinės partijos, ir vyriausybė, kuri paprastai diktuoja kažkokią keistą darbotvarkę. Kodėl Seimas negali darbotvarkės diktuoti? Mes iš kūdikių vystyklų, iš parlamentinės demokratijos kūdikių vystyklų neišlipom dar. Galbūt vieninteliai Europos Sąjungoje, aš ten nelyginu gal kitų valstybių, kur nėra Europos Sąjungoje. Tai jeigu ten pas mus kelis tūkstančius projektų svarsto ir visus nekokybiškai ir laiko neužtenka, o ten keli šimtai tai jau yra labai daug, o keliasdešimt tai yra kokybiško parlamentinės veiklos darbas. Augam, brestam. Bet kažkaip tai jau seniai tas buvo nustatyta, kad drumstam vandenį kas vyksta, tai ir tebe vyksta. Ir ar atsiras kažkokia valia, aš tikiu, kad atsiras. Tą pakeisti. Galų gale piliečiai yra darbdaviai, jiegi nežiūri, realiai nežiūri, ką tas vienas konkretus Seimo narys veikia. Kiek jisai savo darbo, energijos, laiko atidavė, ar jisai sąžiningai savo atliko veiklą. Taip, iš vienos pusės niekina visus, taip, iš kitos pusės nežiūri konkrečiai. Tiesiog paprasto darbdavo akimis. Ar žmogus, kuris sėdėjo, gal pašūkavo kažkur ir nieko neveikė, ir už jį balsuot, ir taip dažniausiai atsitinka. Ar balsuot už tegu ir klystantį ten politiką, bet kuris atidavė savo gyvenimo dalį nuoširdžiai bendro gėrio naudai. Ne asmeninio, o bendro gėrio. Gerai, o tada baigiant, Lietuviškos žiniasklaidos asociacija ir Lietuvos žurnalistai, žurnalistika. Kokia perspektyva tada? Šiandien mes jau keliame klausimą, kas apskritai yra žurnalistas, nes socialiniai tinklai išplauna tą patį pačią žurnalisto. Tačiau seniai tas buvo, kad kiekvienas pilietis gali būti žurnalistas. Dabar technologinė... Kiekvienas gydytojas gali būti. Dėl gydytojų tai sunkiau, gydytojų sunkiau. Bet mokytojas tai gali kiekvienas. Irgi turbūt sunkiau, o žurnalistų dėl technologinės pažangos gali būti kiekvienas. Viešą žodį parašai ir jau žurnalistas. Jo, ir yra dar, aš sarkastiškai pasakysiu, ir yra tikrieji žurnalistai, tai tie, kur profesionalai žurnalistai, o visi kiti, ar jie žurnalistai, tokie pat piliečiai kaip ir kiti. Tai aš suprantu, tai ką sako, tai yra rimta, kaip tą grąžinti atsakomybę, kaip atsakingą žurnalistiką grąžinti. Gal dar nėra taip visiškai sugriuvę viskas, bet, sakykime, vėl pasižiūrėkim, kaip buvo prieš 15 metų, tai etikos standartų laikėsi geriau negu dabar. Taip, aš pripažįstu, kad dabar situacija yra blogesnė, bet pritariu tam, kad dar nėra viskas sugriuvę. Nes jeigu matai tik tai Vilniaus burbulą, tai gali pakraupti.
Bet jeigu pavažinėjai po Lietuvą, tai yra dar tos sveikos žurnalistikos, prie kurios mes turbūt rudeniop turėsim grįžti. Tai mes tikrai esam pasiryžę būti partneriais žurnalistų sąjungos šitame kelyje, kovojant dėl, ne tik žodžio laisvės, bet ir dėl tiesos, kas yra, misija žurnalistikos. Tai kad ta tikroji žurnalistika stiprėtų, kažkaip atrastų savo kelią Lietuvoje ir galbūt galima sugalvoti net kažkokį bendradarbiavimo planą, kaip tą padaryti ir dar ieškoti kitų partnerių. Aš net nenumoju ranką ir į tas vadinamas didžiasias žiniasklaidos įmonės. Aš manau, kad reikia kalbėtis ir su jais, nes, galų galia sakys, o kur jūs buvot, kodėl mums nieko nesakėt. Tai... Aš manau, kad turim būti atviri, jeigu kalbam apie Lietuvos interesą. O švari žurnalistika ir kokybiška ir pilietinė yra Lietuvos interesas. Kalbėtis reikia su visais ir netgi tais, kurie į tave žiūri kaip į priešą, reikia kalbėtis, neatsakyti jiems tuo pačiu. Sutariam. Tai ačiū, Gintarai, už pokalbį, dar kartą su Sąjūdžio gimtadieniu. Ir iki pasimatymo. O aš primenu, kad šiandien, birželio 3 dieną, mes kalbėjome su vienu iš Sąjūdžio pirmeivių, Lietuviškos žiniasklaidos asociacijos vadovu ir taip pat mano mylimo Talkos klubo vadovu, kai kas gal dar ir prisimena tokį klubą veikusį dar prieš Sąjūdį, Gintaru Songaila. Jį kalbino Audrys Antanaitis. Tai buvo Slenksčio pokalbis. Likite sveiki, iki kitų susitikimų.